Sveiki atvykę, čia litovcai, komentuojantis Eurovizijos šventės. Tiesioginės transliacijos metu. Gerbiamas Vitalikas, gerbiamas Alikas. Alikas. Geros kokybės meno kūrinių. Fiesta. Visa, kas geriausia sukurta Europoje. Eurovizijos žiūrovai, malonu pasisveikinti ir su LRT radio klausytojais tiesiai. Malonu, Ramūnai, sveikas, tave irgi smagu. Eurovizijos dainų. Nepastebimai prabėgo metai nuo pereitų metų. Tikrai taip. Tai tokia istorija. Va, kaip dailiai primena čia praeitų metų nugalėtojas. Taip. Šį vakarą Eurovizijos finalas vyksta Vienoje. Įsėdęs į autobusą Puikiai suvaidinta. Pernai Euroviziją surengusio Bazelio Čia Masono skridelė saulėtą dieną plaukia. Pierinį laivelį, kur Atsimenate, gerbiamas Vitalikas, į šitą laivelį alavinį kareivėlį su viena koja reikia statyti. Iš Andersono pasakos. laivelis per šiuos metus keliavo į Austriją. Nordsea, Kad galų Black gale Sea. jam pavyks atlikti šią kelionę, o kol laivelis keliauja, aš noriu Jums priminti, kad šiandien mūsų laukia išties įspūdingas vakaras. Net 20 Čia dailiai sumąstyta. ir Lietuvos kūrinį. Lion Seeker su daina Solo Quiero Más. Žirafa. Šitą ne žirafą, kengūrą. Kad šį vakarą mes Čia žirafa buvo. Jo? Na ir vakaro Jokauju, gerbiamas Vitalikas, tikrai buvo kengūra. kai grupė džiaugsis laimėję 70-ąjį. Atplaukė Masono vasarinė kepurė nuo saulės Senė smūgio. rado, atrestauravo, išdžiovino ir džiaugiasi. Šiukšlė. Rinkusi žiniasklaida ir konkurso Senis visada renka šiukšlės ir neša namo. Taip. kad šis renginys būtų labai Net ir Austrija taip daro. Būna senas, kuris neša šiukšles iš savo namų, tačiau geresnis, pagyvenę žmonės šiukšles surenka. Paukščiukas neša per Alpes. būdingai. Vienas Sparrow. pasitiko Eurovizijos dainų konkurso dalyvius ir Įdomu, kirsdamas Austriją, ar paukštukas irgi turi susimokėti tranzito pasaulyje. lipdukų Vinietė, mokestį. užsikliuoti į valnikiuką. Nes dabar kaip vis tiek kameras pagauna ir Palaukit, gerbiamas Vitalikas, tik ne viena šudiniausių pasaulio šalių Austrija ekranuose. taip. Europoje tai tikrai pati viena šudiniausia. Ten šalia Vengrijos bei Serbijos. Mes jau visai netrukus. O jeigu vakarų Europą įmant, tai tikrai šudiniausia šalis. Ten į tokį Šiaip jau šudinumas gana neblogai galimas išnaudoti, kaip ką tik matėme kadre, kur labai fainas jaunimas sėdi labai fainoj šitoj. Grafičiuotojai. Upės, taip. Upės pakrantė grafiti vandalizmų iššudintus. Ir tai rodoma kaip kažkokia gravita. Ar ten buvo viena?